Na ką, labą rytą. Startuojam į darbus. Turim apie 7:30 ryto ir lekiam į Klaipėdą vėl. Dar kol kas vis tas traukinys vienas nevažiuoja. Ir krauna priekabas į laivą. Tai mūsų, jeigu niekas nesikeis, šiandien darbas nuvažiuoti Klaipėdą su galva, pasimti priekabą iš uosto ir parvažiuoti į Kauną išsikrauti. Turi išsikrauti, žinoma, esu buvęs, tai su konteineriu esu buvęs, išsikraudinėjau. O dabar važiuosim su tentu į Lezą. Važiuosim išsikrauti. Tai va, rytas nėra baisiai šaltas, -4, bet biški pasnigo. Tai biški nelabai maloniai su galva važiuoti. Nu, svarbu nebūtų balta ir labai slidu ant kelio. O visa kita tai kaip ir dzin, reik vartus atsidaryti iš teritorijos. Vartus atsidaryti ir galim spausti Klaipėdą. Šiaip neblogai, va taip, kad gali varyti išlėkiai, pasiėmė į priekabą ir parvažiuoji. Arba važiuoji jau ant rytojaus įsikrauti kokį Vilnių ar kažkur. O jeigu iškrovimas Kaune, parvažiavai, įsikrovė ir laisvas, diena praėjus. Nu, čia gerokai geriau negu buvo. Realiai pasižiūrėjau, per 2 savaitės vieną vienintelę dieną beveik 13 valandų pradirbu. Tai tada, kai strigau su tais baldais ir Klaipėdą. O šiaip tai visas dienas 8, 8,5 valandos, 7,5 valandos, 4 valandos, 6 valandos ten pradirbu. O, čia suprantu darbą. O ne varymą, tai po 15 ir su viršum valandų. Nes nespėjai per 15 valandų kitą kartą, dar viršyti turi, kad iki aikštelės parvaryti. Pasistatyti mašiną. Tai va, tokie mūsų reikalai. Savaitgalį nuvarėm ant užšalusio ledo pačiuožinėti. Smagiai visai buvo. Vaikas mano turbūt 8 metai, pirmą kartą ant ledo. Tai buvo ant užšalusio. Nes kažkaip nei karto ar neužšaldavo gerai, ar kažkaip progos nebūdavo išvaryti. Arba apsnigęs ledas labai stipriai būdavo. Tai kas iš to, kad ten vaikštai tik kaip ant žemės tas pats. Nu dabar taip beveik plikai užšalęs, vos tokie sniego sluoksniukų tik tai padengta. Tai smagu biškai su kojom pabrūžinė ir plikas ledas atsiveria. Tai va, ką, tokios naujienos, spaudžiam dugną.
Nu ką, važiavom į uostą, užsikabinom priekabą. Užsikabinom priekabą, kol radau, palei pat keltą visiškai. Keltą šone stovi, palei vandenį. Net negalvojau, kad čia dar jie stato tas priekabas, nes čia žiūriu, kranas didelis stovi. Per kraną net nemačiau, kad yra ta priekaba ten. Taip visur apsižiūrėjau, žiūriu, blin, niekur nėra. Ar važiuojam iš uosto. Važiuojam iš uosto, kažkur pasidarysim 5 minutę pauzę ir varom vėl į Kauną. Iškraunam ir turbūt, sakė, važiuosim į remontą, sutvarkytą veidrodėlį. Čia knisa proto dar dega, kad tipo aukščio nemato, galinės ašies. Viską reguliuoja, viską pakelia lyg ir, bet tipo nemato aukščio. Kas čia, kiškis, tą 5. Kokia 7 čia. Tai va, kas, varom iš uosto ir važiuojam į Kauną.
Nu va, ir parburzgėm. Pasistatėm ant rampos. Ką čia valandų turim? Be 10:03. Kaip ir laiku visai sulakstėm. Tai va dabar išsikraunam. Ir toliau sakė skambint. Kažką veiksim dar. Arba nebeveiksim. Kalbėjau kažką, kad mašiną į remontą nuvaryti. Nes mano darbo veidrodėlis nešyla. Šitas va šylo gerai. O anas nešyla. Tai turi sutvarkyti. Paskui čia va dėl aukščio, kaip sakiau, turbūt mėto. Ir labai tranko vairuot keleivio pusę. Gali būti gal dingęs pavargusis, tai dėl to reikės paklausti, ar kažką minėti ar ne. Tai va tokie reikalai. Visai taip. Kažkaip ilgai važiavus. Prailgo kelias. Toli, blin, ta Klaipėda. Aišku, kai Europai važiuoji, tai važiuoji tam po 1000 kilometrų, tai važiuoji, sustoji. O čia kažkaip, nežinau, atpratau nuo tokių ilgų kelionių. Na, tiek daug kilometrų, man 200 kilometrų daug. Su lengvikiai kažkaip dzin, galiu važiuoti daug. Tu fūra kažkaip pavargsti, tai nežinau. Krataisi, kai kratytuvė. Gal geriau būtų, kai lygus kelias būtų geras, tai čia blemba, tai duobės apažinėk, tai dar ką nors eina šiknont. Tai va tokie reikalai. Laukiam. Ten iškrauna ir žiūrėsim, ką toliau. I'm okay. 난 괜찮아. 이제 그만 날 피하지 마. 그 분명한 말도 안 돼. 나를 봐봐. 널 위해 많이 고민했어. 고른 멜로디 이 노래 듣고 네가 좋아해줬으면 좋겠다. 나를 봐봐. I think about you every day. 꿈을 꿔봤자 하늘에 소리 질러봐. 힘을 내줘. 이렇게 힘을 내줘. 어디로 갔는지 몰라도 우리 함께 alright 손을 잡아. 힘을 내줘. 내 곁에서라면 그때 늘 바랬던 It's my life. 너와 꿈을 향해 이 노래 부를게. I'm okay. 넌 괜찮아. 다 이겨낼 걸. 무서울 게 없잖아. Let them know that 이제 그만 숨지 마. 고개를 들어 나를 봐주길 바래. 우리는 언제나 영원해. 나를 봐봐. I think about you every day. 꿈을 꿔봤자. Na ką, viskas, baigėm šiandien darbą. Suvažinėjom, suburzgėm. Sakė, važiuosim ten į Romastą rytoj turbūt. Šiandien niekur nebevažiuojam. Dar reikės turbūt į tą priekabą biškį pakrauti prekį. Išvežimui vėl. Tai pakrausim, nuvarysim į Romastą. Tai va, tiek. Šiandien spaudžiam laiką, subscribe ir pasimatom rytoj.